Taip. Mes nusipirkom vieną vokišką sunkvežimį pusį. Toks vaizdas, kad lietuviai ir to ir trečio nori paragauti ir galų galia taip nieko iki galo nebus. Šaldytuvas pilnas, nėra ko valgyti. Autoparko inspekcija nustatė, kad Lietuvos kariuomenė nesugeba tinkamai prižiūrėti savo technikos, į ką atsirėmė visa Lietuvos kariuomenė ir ministrų kabinetas gyventojų turto rekvizacija. Oi, Fordai, mes norim amerikietiškų sunkvežimių. Sveiki visi istorijos entuziastai, su jumis Šarvai ir Apiniai. Ir šiandien mūsų paskutintos serijos antroje dalyje kalbėsime apie jau Lietuvos turimą, arba, sakykim, gal turėtą karo techniką, taip, tankus, mašinas, gal muziejus ir turim. Ir apžvelgsime, taip pat turėsime alaus apžvalgas, apžvelgsime, kas gero World of Tanks naujienose. Ir taip pat nustebinsime galbūt jūs. Gal išgirsit dar negirdėtų dalykų? Taip. Tai vėlgi, mes taip ir minėjom, šitą paskutinį epizodą dalinam į dvi dalis. Tai į pirmą, kurią jau kalbėjom su mūsų kolega Povilu. Tai šarvuotus traukinius. Taip, ir aišku, šiandien kalbėsime jau labiau apie Lietuvos tarpukario kariuomenės automobilius, pirkinius, visus šarvuočius. Pakritikuosim tam tikrus sprendimus ir... Ką, Laurinai, prašau? Na tai kągi, pradėkim nuo tos Lietuvos kariuomenės ir ką ji turėjo. Tai aš pirmiausia norėčiau pažymėti tokį dalyką, kaip veikia mūsų visos tos transporto priemonės iš pradžių karo veiksmuose. Tuo metu, aišku, aptarsim ir ką turėjo, ir kas pasiteisino, ir ką toliau darė. Tai Lietuvos kariuomenė iš esmės, jeigu dabartiniais terminais kalbėtume, buvo lengvoji kariuomenė, nes turėjo automobilius, keletą sunkvežimių iš esmės. Na ir kiek vėliau jau ten tankeliai, tanketės, tankai atsirado, bet čia aišku vėl tie terminai truputį skiriasi, čia gali būti toks įdomus dalykas, nes mes kitaip įvardinam tą techniką negu visas pasaulis. Tai jau laisvės kovų metu, 18-20 metai ar ne, per tuos visus susirėmimus paaiškėjo, kad Lietuvos kariuomenė turėtų būti daug mobilesnė, nes buvo susirėmimai Klaipėdoje, Širvintose ar ne, ir buvo aiškus dalykas, kad mums trūksta technikos, kariai negali tinkamų greičių sureaguoti, ta prasme visko trūksta. Tai 22 metais, lapkričio 22 dieną, pulkininkas Kurkauskas nusprendė, jog reikia gerinti kariuomenės parką. Atnaujinam viską, prasideda pirkimai pagaliau. Tai ir 23 metų, vasario 23 dieną, ministrų kabinetas pagaliau apsvarstė pirkimų siūlymą, tačiau čia labai įdomus momentas ateina, kad geriau šiek tiek praleisti tuos pirkimus, ar ne, nes tiek kariuomenė dar kūrėsi, Lietuva irgi kūrėsi dar, nes, pavyzdžiui, iškilus pavojų, ne, ką tuo metu darytų Lietuvos kariuomenė? Pagalvok to amžiaus laikų, ką jie darytų. Na, aišku, visų pirma, tai jie telktų pajėgas į tam tikrą tašką, tarkim, svarbu, kurį reikia apginti. O jeigu neturi technikos, ką tokiu atveju? Tokiu atveju vis tiek turėtų kariuomenė susigrupuoti ir judėti link praneštų tam tikrų kažkokių nesklandumų prie sienos. Tikriausiai turėtų kažkokia būti pasienio žvalgyba irgi Lietuvoje. Iš dalies tu teisus, bet jeigu mes kalbam apie tą techninį aspektą ar ne, tai pirmiausia, į ką atsirėmė visa Lietuvos kariuomenė ir ministrų kabinetas gyventojų turto rekvizacija. Tai įsivaizduoju, kodėl atkelia tuos pirkimus šiek tiek toliau. Tai čia turbūt pagalvoja, leisim gyventojams pirkti automobilius, mums reikės, mes pasiimsim iš jų. Bet čia labai įdomus dalykas, kad vėlgi Lietuva mąsto apie lengvąją kariuomenę.
mes galim sakyti, jog lietuviai LDK turėjo irgi arkliukus ir dėja jų labai ten šarvais neapdėliodavo. Būdavo gana lengvi, greiti, Tai mobiliai būtent kariuomenė. žemaitukai lekia, geri arkliai, ištvermingi labai, ne? Nu, toj pradiniai mūsų kariuomeniai tarpukariu irgi labai daug arklių būdavo. Taip, tikrai irgi esu girdėjęs, taip kad pas mus tose nepriklausomybėse kovose ir būdavo arklių kažkokias tai pulkas. O jo, buvo, tik dabar neatsimenu, koks konkrečiai, tačiau yra nemažai nuotraukų ir galima netgi archyvose atrasti vaizdų iš pirmų bandymų tą jau normalią mūsų kariuomenę sudaryti. Tai va dabar, bet tęsiant tą pradėtą temą, kaip manai, koks antras aspektas, kodėl pirkimai buvo šiek tiek, apsunkinti, buvo šiek tiek atidėti ir panašiai, koks galėjo būti antras dalykas? Na, visų pirma, kad yra gana sunku pirkti, tarkim, kažkokią kariuomenę iš kitų šalių, nes muitai yra gana dideli. Vienas iš tų dalykų, bet čia labiau susijęs su Lietuvos ekonomika. Dabar, jeigu mes kalbam būtent apie 1922-23 metus, turėkime meni, kad mes lito dar neturime. Pas mus yra auksinas surištas su vokiečių markė, ar ne? Ir aš ką galiu paaiškinti, tai iš esmės pirkimai, dar vienas dalykas, buvo orientuoti ir pirkimą viduje, ar ne? Kodėl? Ogi todėl, kad Lietuvos vyriausybė nenorėjo, kad mūsų lėšos iškeliautų į užsienį, nes mums patiems jų labai reikia. Tas tiesa. Nes pasižiūrėkim, kokia mūsų ekonomika buvo, mes dar tik viską pradėjom daryti. Tokie laukiniai vakarai Lietuvoje. Būtent. Tai aišku, buvo patvirtintas pirkimas ir automobilių parko plėtimas ir remonto darbai. Bet aš manau, kad pavyzdžiui tas pirkimas būtent iš vietinės rinkos ir remontas tų automobilių šiek tiek prasilenkė su logika, nes visų pirma, jeigu mes perkam vietoje, ar ne, taip, mes brangiau perkam. Taip. Vis tiek, ar ne? Jeigu mes turim, tarkim, įsivaizduokim automobilių parką, tarkim, policija neturi, jie tai juk iš turto sąrašo išrašytų automobilių neremontuos. Taip. O čia visiškai priešingai. Man tiesiog nesueina galai, ta prasme. Manau, gal tokios klaidos padarytos valdžios, sakykime taip, tokie neaiškumai likę. Vėlgi ir tas pats elektrizacijos klausimas, ar ne? Kodėl atsiremti visuomenę, o ne bandyti, tarkim, dėti daugiau pastangų į normalius pirkimus ir nesitikėti, kad, tarkim, gyventojai pirks automobilius masiškai, kad juos būtų galima rekvizuoti. Man tai atrodo labai keista. Nes man irgi gana keistas šitas reiškinys. Na tai ką, ir Lietuvos kariuomenės struktūra. Lietuvos kariuomenė 1926 metais turi 21 lengvąjį automobilį, 73 sunkvežimius, 16 sanitarinių ir 68 motociklus. Atrodo mažoka. O, kaip Lietuvai, tokiai mažai valstybei 26 metais, sakyčiau, kad, trūksta, šiek tiek trūksta. Jeigu mes vėlgi čia kalbam tik tai apie automobilius, jeigu nekalbam apie lėktuvus, nekalbam apie sakykime, tas pabūklus sunkiuosius. Tų pabūklų mes irgi labai daug neturėjom. Jeigu atsimenu, keletą Carden Loyd tankų turėjom, atrodo, truputį tankelių, sunku supaisyti, bet mes neturėjom sunkios technikos visiškai. Na taip, aišku, vėl daug netinkamo eksploatuoti transporto, kurios buvo, sakykime, mūsų išloštos per nepriklausomybės karus, konfiskuotos iš bermontininkų ar sovietų, ar tai Lenkų. Jo, Lenkus. Tai tiesiog buvo parduotas išvaržytinėse. Tai vėlgi, ir spaliai išformuotas automobilių batalionas ir daugelis kitų mechanizuotų pulkų.
Ir mes galim pagalvoti, kokia yra iš viso ta strategija Lietuvos kariuomenės. Tas visas išardymas, ar ne? Ką čia nori padaryti, atrodo, su tais išardymais, vėl suformavimais, kaip viską daryti. Aš kaip įsivaizduoju, remiantis, pavyzdžiui, pirmuoju pasauliniu karu, ar ne? Vis tiek karyba keičiasi. Tarkim, yra tankai jau, yra viskas, reikia sukurti homogenišką vieną aprūpinimo liniją ir turi būti sudaryti naujos rūšies pulkai, kad tas aprūpinimas visas būtų. Nes trūksta vienos grandies, viskas tiesiog sutrukinėja. Tai va, todėl ir norėjau sujungti visas kariuomenės technikos rūšis į vieną pulką. Bet aš kiek skaičiau atsiminimus karių ir kitų šaltinių, tai kariams labai nepatiko. Žiauriai nepatiko, jie norėjo taip, kaip yra, kad būtų. Jie turbūt norėjo to, kad šitas pulkas su vienais automobiliais, šitas su kitais, čia motociklai atskirimas, tos motociklus labiau susisiekimai naudoja žiniom perduot. Čia labiau kaip žvalgyboje, jie turėtų būti. Žvalgyba ir žinių perdavimas. Ir vėlgi, bet kalbam apie tai, kad reikia daug sunkvežimių. Žiauriai daug, ta prasme, čia 73 sunkvežimiai, ką turėjom tuo metu ir atsižvelgiant, kad reikia visą kariuomenę aprūpinti, čia tas skaičius praktiškai kas nieko neturėtų. Bet tie sanitariniai 16, atrodo, padalink visom Lietuvos apygardom, nelabai kas lieka po 3. Oi, čia labai turėtų strikti viskas žiauriai lėtai vykti. Taip, aš irgi taip manau ir vėlgi. Kokia firma Lietuva iš vis norėtų statyti tokias kažkokias gamyklas automobilių surinkimo, ar ką čia reikia atskiro, kaip sakoma, rėmėjo kažko, kur tokių gauti irgi neįmanoma. Man atrodo, kad gal po keliarių metų, gal einant 30-mečio pabaigos, tikriausiai, jeigu gerai atsimenu, tai pas mus buvo įkurta Ford atstovybė. Bet ten tokie, labiau sakyčiau, su popieriais, kurie dirba. Man atrodo, aš nesu tikras, bet lyg ir kažką surinkinėjom, kažką, bet tikrai ne automobilis, kažkokias dalis gal. Jeigu mes žiūrim į 1927-6, tai tikriausiai kalbama apie jau po Smetonos perversmo ir vėl aišku, Smetonos nutarimais jau grįžtame prie gyventojų nesavanoriškas paramos. Kada gyventojai nenori turėti duoti automobilius tam, kad kariuomenė galėtų su jais kažką nuveikti. Bet vėlgi, čia tas priėjimas prie gyventojų labai kažkoks keistas. Nes gyventojai, tiesą sakant, nelabai norėjo remti kariuomenę. Čia galbūt dėl to, kad visų pirma nebuvo ta tokia demokratinė valdžia pas mus ir kariuomenėje galbūt buvo daugiau tos korupcijos kažkiek ir jie tiesiog piknaudžiavo savo valdžią ir iš esmės rekvizavo, nors ir nereikia dalykus. Ir patys kariškiai, sakykim, jie nenorėjo, bet ko jie norėjo Fordų. Oi, Fordai, mes norim amerikietiškų sunkvežimių. Taip, visi norėjo ir štai lietuviai irgi taip pat irgi nori amerikietiškos kokybės. Nes kas nenorėtų, pagalvok, mes su sovietų tai nenorim važinėti, tai kokie baisus, bet čia Fordas. Tai va, mes iš tikrųjų daugumą technikos tos likusios iš tų nepriklausomybės karų, sakyčiau, gana prastos kokybės, lyginant su naujais Fordais. Oi, nauji Fordai, čia jau kitas reikalas. Tai kągi, prasideda pagaliau pirkimai sunkvežimių. Ir dabar, taip, ką mes perkam iš kokių valstybių? Tai pirmiausia, mes perkam angliškus sunkvežimius Leyland. Ir kodėl? Dėl to, nes Lietuvos kariuomenė jau buvo įsibandžiusi keletą modelių iš esmės ir jiem labai patiko patvarumas. Čia iš esmės kaip dabar turėti Toyota Hilux. Galima taip įvardinti. Vėlgi mes keičiamės su Britais mūsų maisto produkciją. Taip. Tai Britai, aš manau, kad tikrai, sakykime, leidžia įsibandyti ir, manau, visai draugiškai nori mums padėti. Šiaip dėl draugiškumo aš net nesu tikras, nes pavyzdžiui, dabar, kai buvo ta krizė,
man atrodo, ta ekonominė didžioji Taip. pasaulinė krizė, tai buvo labai sudėtinga su Britais. Ta prasme, jie devalvavo savo valiutą, mes norime eksportuoti kažką, bet konkurencija tada žymiai padidėjo ir vien dėl to, kad mes savo valiutos nedevalvavom. Bet čia mes kalbam apie tarpukario. Apie tarpukarį. Ir buvo labai sudėtinga gauti pinigų iš jų, nes mūsų prekės buvo brangesnės. Tas tiesa. Nu, vėlgi, porą laivų bekonienos. Tikrai galima iškeisti porą britiškų mašinų. Dabar aš tau turiu tokį klausimą. Kaip manai, kiek Lietuvos kariuomeniai trūko sunkvežimių? Nu, manyčiau, bet porą šimtų turbūt. Čia, žinokit, toks absurdiškai didelis skaičius. Nu, nejaugi porą tūkstančių įsiprašė. Oi, daugiau. 13 154 vienetus reikia nupirkti. Kiekvienam karininkui vos ne tas sunkvežimė. Galima ir taip sakyti, nes dabar ko karininkai ir kariai norėjo, kokių sunkvežimių. Tai pirmoji vietoj, aišku, buvo tie patys Fordai, nes mes norim Amerikos. Nu ir kągi, tada pareina anglų Leylandai ir paskutinėje vietoje sovietiniai ZIS sunkvežimiai. Bet jie nebuvo šiek tiek perdaryti kažkaip. Jie buvo prastesnės kokybės, aišku, lengviau remontuojami ir kad būtų lengviau masiškai gaminti, čia tik tai tiek. Iš esmės, ZIS sunkvežimiai buvo labai tvarus. Ir aš labai stebiuosi, kodėl mes svarsim tokią galimybę. Ir problema ta, mes neišgalim nusipirkti tų 13 000 su trupučiu sunkvežimę. Neišgalim. Bet kiek išgalėjom? O, išgalėjom tai tik tai keletą tūkstančių. Na tai kągi. 37 metų autoparko inspekcija nustatė, kad Lietuvos kariuomenė nesugeba tinkamai prižiūrėti savo technikos ir naudoja iki negalėjimo. Na, reikia, kaip ten, mokėjau už produktą pilną kainą, tai 100% išnaudoji, argi ne tai? Nu tai aišku, čia panašiai kaip su pieniniam tom mažosiam buvo kalbos, kad moteriškės ten net skalbinius plauna. Ta prasme, jeigu jau pastatei, tai jau viskam. Nu, na, aišku, kažkiek, sakykime, kas būtų, jeigu nebūtų, sakykime, dar kaizerinė Vokietija, o tvarkos įvedus prieš tarpukarį. Tai čia... Ką tada darytume pastatuose? Čia klausykit, čia jau būtų siaubinga, aš net nenoriu spekuliuoti, kokių baisybių ten būtume prikūrę visokių. Nu jo, nes šiaip iš tikrųjų mus kažkiek apformavo kaizerinė Vokietija. Na, šiek tiek įvedęs Jo, tvarkos, nes matai, vokiečiai yra tokie žmonės, kur jie labai mėgsta tvarką, jie mėgsta, kad darbas vyktų greitai, našiai ir kokybiškai. Jiem tai yra labai svarbu. Ko nepasakytum, tarkim, tuo metu apie Sovietų sąjungą, ne? Jiem reikia tiesiog skaičių ir ta prasme, kuo daugiau, tuo geriau, nesvarbu kokybė. Ta prasme, užvers tiesiog skaičiais. Sakykime, mus visai neblogai išauklė. O čia kaip tik, mesgi netgi lauko tualetus turim kariuomenį, tai čia jau yra naudos kažkokios. Rai, tas tiesa. Na tai kągi, grįžtant prie tos inspekcijos ar ne, tai buvo nustatyta labai daug sugėdusių motociklų ir pulkininkas Raštikis buvo labai perpykęs, kad Lietuvos kariuomenė ir apskritai kariai labai nesirūpina techniką ir jisai išleido tokį sprendimą savo, kad reikia kuo greičiau pašalinti šią netvarką, nes negali tai būti kariuomenė su sugedusia technika, nieko neprižiūri, tiesiog palaida bala, negali būti tai. Tai va, ir kągi, tada pereinant jau prie tokių jau kitokių pirkimo, dabar nusuksiu kalbą apie Volvo. Volvo sunkvežimis. Ar esi matęs tą legendinę Volvo reklamą, kai
Volvo sunkvežimis su kranu laiko taip virš jūros ir taip įrodo jų patvarumą. Ta prasme. Esu. Oi, tai žinokit, 37 metais Lietuva nusiperka 10 Volvo sunkvežimių. Patiko patvarumas, bet kaina brangi. Oi, brangu. Bet geras dalykas, kad daug atsarginių dalių mums davė. Labai daug atsarginių dalių. Iš esmės galėjai surinkti dar vieną Volvo sunkvežimį. Tai čia aš manyčiau, kad visai neblogas dalykas. Vėlgi, kad patys lietuviai galėtų brėžinius persibrėžti, patys pasigaminti, jeigu trūksta. Pasigamint gal, nežinau, čia gal reikėtų patentą nusipirkti, žinai, kaip, pavyzdžiui, Kinija labai pirko patentus iš Japonijos ir pradėjo gaminti štampuotus automobilius keistus, taip pat su Sovietų sąjunga, tai aš nežinau čia. Ar būtų svarstyta tokia galimybė, kad Lietuva gali gaminti savo automobilius? Čia labai įdomu. Vėlgi dėl tų... Kaip čia šitų? Dėl tų factories. Dėl gamyklų, vėlgi dėl gamyklų. Oi. Man atrodo... Kas gamyklas darytų Lietuvoje? Oi, čia labai sudėtinga visų čia nuspręsti. Bet aišku, jau 3-4 dešimtmetį jau buvo tam tikrų investicijų, jau statėsi gamyklas, bet iš esmės ne tos sunkiosios pramonės. Ne, mes galim pasakyti, kad sunkioji pramonė tik jau dirbo sovietmečiu. Jo, sovietmečiu mus industrializavo, taip normaliai mes nespėjom tarpukariu to pasidaryti patys. Tai čia kaip priverstinis dalykas pas mus buvo. Tai... Dar kokius sunkvežimius mes turėjom. Ogi vokiškus. Mes irgi vokiškus sunkvežimius pirkom. Nesmė, kad mes ir labai nukentėjom nuo vokiečių, bet mes vis tiek palaikėm tuos ekonominius ryšius ir nusprendėm, kad mums reikia ir vokiškų busikų sunkvežimių. Ir mes nusipirkom jų vieną. Taip. Mes nusipirkom vieną vokišką sunkvežimį pusį. Toks vaizdas, kad lietuviai ir to, ir trečio nori paragauti ir galų galę taip nieko iki galo nenusipirkti. Šaldytuvas pilnas, nėra ko valgyti. Būtent. Na tai ką, kas toliau? Bet tie visi pirkimai buvo labai sudėtingi. Vien dėl to, kad mes savo muitus labai pakėlėm ir ta prasme, tarkim, mes norim nusipirkti Ford sunkvežimį, ar ne? Taip. Ir tada sunkvežimis, aišku, kainuoja, tarkim, įsivaizduokim 7400 litų, ar ne? Na ir muitas iš esmės vos ne kaip dar vieną sunkvežimį nusipirkti, tai apie link 6000 litų eina, ta prasme. Nežmoniškos kainos. Oi, čia labai sudėtinga buvo vien su tais pirkimais dėl tų muitų, nes bedieviškos tiesiog kainos. Ir tas vienas iš tų svarbių faktorių, kuris silpnino Lietuvos kariuomenę. Tai dar kas yra labai svarbu, Lietuva nenori rusiškų sunkvežimių. Jie labai nenori rusiškų sunkvežimių. Na, bet vėlgi, čia toks susipriešinimas yra iš lietuvių dėl Rusijos ir dėl Rusijos technikos, kai žino, kad pabandė štai vakarietišką techniką, jau nebenori didelės gamybos, plačio masto gamybos sunkvežimių. Jo, bet galbūt jie... Dėl kokybės. Aš ir galvoju, galbūt jie atsižvelgia į tą dalyką, kad kokybė tiesiog gali būti tragiška ir mes geriau žiūrėkime tą vakarų produkciją, perkam vokiškus, švediškus, amerikietiškus, britiškus, nes jie tikrai laikys, bus gerai. Bet vėlgi, jeigu mes neprižiūrėsim, tai kokia nauda pirkta gerą techniką, ar ne? Na ir ką, šarvuotai technika, tai mes kaip ir minėjom Lietuvos Fiatai tankai Italijos. Čia jau mes kelintą seriją padarėm, galbūt 5, ar ne? Galit pasižiūrėti. Jo, visat apie Fiatus, tai kalbam, bet iš tikrųjų šitas ypatingai šitą tanką mylėjo lietuviai. O, jiem labai patiko prancūziška technika. Ta prasme, vien dėl to, nes dabar įsivaizduokim vėlgi Pirmą pasaulinį karą, ar ne, tik atsiranda tie tankai. Tuos vokiškus įsivaizduojam, A7V, ten britiškus,
žodžiu, visus kitus dalykus. Ta prasme, Renault tankai, jie visiškai pakeitė visą karo eigą vien dėl to, nes pas juos atsirado bokštelis, jie buvo lengvesni ir mažesni. Bet čia susitarėm su problema, kad Lietuva neturėjo normalių kelių, kur važinė. Oi, keliai buvo labai siaubingi, žiauriai, nes, pavyzdžiui, dabar prisiminkim vokiečius, kai jie atėjo į Lietuvą, ar ne, jie buvo pasibaisę, jie privertė, neprivertė, gal, kaip pasakyti, jie inicijavo kelių remontą. Sakykim taip, jeigu politkorektiškai labiau. Taip. Bet čia buvo prieš pirmo pasaulinį karą. Man atrodo, gal ir karo metu, nes jie vis tiek norėjo išnaudoti visus, tarkim, Lietuvos resursus savo karo reikmėm. Tarkim, pasižiūrim į geležinkelius. Jie ten inicijavo, kad reikia kloti visas atšakas, ar ne, jie nori kirsti miškus. Mūsų miškų sumažėjo vien per juos kiek labai daug. Jie stengiasi visus mūsų resursus išnaudoti. Tai čia toks dalykas. Aišku, mes turim paminėti, kad po tų nepriklausomybės kovų iš Lenkų mes gavome ir Daimler šarvuočius, kas irgi labai, kaip sakoma, toks kaip trofėjus Lietuvos kariuomenės. Bet kiek mes jų turėjom, ko gero irgi labai nedaug. Šiaip nedaug. Bet užtat, jeigu dar prisimėm, kalbant apie šarvuočius, visi lietuviai, kurie išmokdavo vairuoti šarvuočius, papildomai gaudo 15 litų prie algos. Va čia pozityvas, premija už puikų vairavimą. Bet kodėl? Atrodo, čia gaudo daugiau net negu Lietuvos lakūnai tais tokiais. Aš galiu turbūt suprasti šitą dalyką tik todėl, kad mes tų šarvuočių neturėjom tiek daug, kad ta prasme reikėjo kažkaip vis tiek paskatinti, kad daugelis išmoktų vairuoti ar ne kažkaip. Ir gal sustų vairuotojų, gal aš manau, net nebuvo tiek daug. Gali būt, nes iš esmės aš kaip įsivaizduoju, mes tuos šarvuočius, kuriuos tuo metu turėjom, mes neturėjom mokomųjų šarvuočių, tai mes naudojom tuos pačius. Taip. Tai čia irgi toks šiek tiek minusas. Na ir aišku, pozityvėjant visai situacijai, 24 metais kuriamas šarvuotų automobilių tokia kaip Kova. Priminsim, dar šarvuoti traukiniai yra. Praeitą seriją mūsų. Tai va, pasižiūrėkit. Taip, ir bazuojasi šitas visas dalykas Radviliškyje. Bet labai tolokai nuo centro. Na, matyt, ten taip tai buvo patogu, gal ten ir buvo remonto visi tie darbai atliekami. Man kas dar labai patinka, kad 27 metais mes apjungiam šitos motorizuotus būrius su tankais ir šarvuotais traukiniais ir visa kita technika. Mes sujungiam. Ir čia nuo 27 metų mes viską. Bet aš manau, kad galėjom ir anksčiau tą padaryti. Galėjom, bet kažkodėl neišdrįsom. Matyt, čia vėlgi mūsų tas noras palaikyti viską atskirai, tiek tas automobilius, tiek tankus. Čia gal, sakykim, nuo carinės Rusijos kažkoks tai gal momentas, motyvas išlikęs yra, kad mes viską atskirai norim daryti. Nes ta prasme, vokiečiai, britai, jie jau kitaip darė. Ja, mes gal mūsų žinios gal šiek tiek buvo atsilikusios ties karyba, lyginant su kitom pasaulio valstybėm. Na ir ką, dabar mūsų alaus apžvalgų segmentas. Taip, priėjom pagaliau tą alaus apžvalgų dalį ir mes pradėsime nuo bananinio alaus. Tai va, kągi, kolega, pradėkite. Nu, kvapas iš tikrųjų šiek tiek atsiduoda bananai, taip. Toks, sakyčiau, šiek tiek kartokas. Spalva irgi tokia įdomi, matosi gana neblogai gazuotas. Dar neįsibesdėjęs. Toks. Jo, toks gaivus, bananinis toks kvapas yra. Gal labiau toks primena irgi šiek tiek, kad su duona kažkas tokio. Na ir kaip jums kolene? Jeigu atvira, tai aš manau, kad čia yra tik kvapas tų bananų. Na, jis irgi taip galvoja, iš tikrųjų. Nes, kaip tu sakei, irgi jis yra toks į kartesnę pusę. Aišku, man patinka ta spalva tokia šiek tiek tamsesnė, tokia vos ne kaip auksinė, ne taip kaip, pavyzdžiui, tie įprasti, tarkim, pilsneriai būna tokie šviesus, ar ne, čia toks tamsesnis. Ir putojimas visai neblogas. Tik va, gaila, kad pavadinime iš esmės
nusako, kad turėtų būti kažkoks tai bananų duonos poskonis, bet yra tik tai kvapas. Ne, čia toks truputį egoistė, bet aš nežinau, aš duočiau šitam alui iš 5 nugertų bokalų tik 2 kutas. Aš sakyčiau, duočiau kokius 3 nugertus bokalus, būsiu toks per vidurį. Tiesiog, aš nemanau, kad čia labai jau geras alus, bet nesakau, kad ir blogas. Na ir kitą turim Lagunito IPA. Atrodo vėlgi spalva gana jau šviesesnis negu tas bananinis. Kvapas kaip IPOS, netoks kartesnis, o lyginant su banana kaip impalė. Nu ką, žiūrim, ką čia turim. Kvapas toks, vėlgi, toks labiau, sunku paaiškinti, toks gaivus irgi, galbūt gaivesnis negu tas banano. Toks kartokas, kartesnis šiek tiek už tą bananinį. Normalas jau išėjai. Bet pats poskonis yra, manau, šiek tiek geresnis negu bananinė. Toks, jisai prasideda taip karčiai, bet palaipsniui švelnėja toks, visai nieko toks IPA, sakyčiau. Aš nežinau, aš tam duočiau 3 nugertus bokalus iš 5. Na, aš pabūsiu tas hipsteris ir duosiu 4 nugertus bokalus. Bet šiaip tikrai neblogai. Šiaip visai neblogai šį kartą. Jo, neblogi, bet mano nuomonė, tas IPA visgi yra geresnis už bananinį. Man irgi visiškai pritariu. Na ir kas nuo World of Tanks, Lavinai? Ogi bus jau tosgi dėžutės pasirodys vėl kalėdinės. Vėl lootboxai? Lootboxai. Ir tose lootboxuose bus gan įdomių prizų, tai nauji tankai vėl nematyti ir galimai vienas bus toks OP tankas, kad netgi vėl turbūt reikės nerfint, kai, nežinau, turbūt netgi geresnis už BZ-176. Tai va, dabar kokie tankai pasirodo? Tai pirmiausia pasirodo kinų vidutinis tankas DZT-159 su raketomis. Ir vienas turbūt iš tokių įdomesnių, bet daugelis pyksta, kad jau Wargaming įmeta tokių nerealistiškų tankų, bet aš manau, kad čia visai įdomu ir tiesiog smagu. Na ir kągi, itališkas sunkusis tankas Toro. Ir kuo jisai įdomus, tai jisai labai primena Death Star. Ta prasme, tą tank destroyerį britų. Tai iš esmės ta visa konfiguracija, kad bokštelis yra gale. Pradėsit pirkt lootboxus, pamatysit, pasiskaitysit, suprasit, pamatysit. Ir aišku, nepamirškit, kad taip pat prasideda advento kalendorius per World of Tanks, kur kiekvieną dieną po naują prizą galima gauti. O jo, bet aš dar nebaigiau visai įdomiais tankais ir liko dar 3. Ir čia dabar patį įdomiausią paliksiu pabaigai. Gerai. Taigi va, ateina dar lengvasis čepų tankas VZ-8 Squeal. Taip. Čia iš naujos atšakos, kur double barrels, ar ne, irgi magaziniai šaudys. Ir jisai vėlgi šarvų 0, bet jisai bus šiek tiek geresnis, galbūt už 10 tiero jų tanką. Pamatysim, kai gausim. Tada, aišku, vėlgi, amerikiečių XM57, irgi toks įdomus, primena šiek tiek praeitų metų prizą, tą XM Tank Destroyerį, ir jisai šiek tiek primena vieną iš tų britiškų 6 tiero tankų, tą, kur galima, kaip jis vadinasi, Excalibur, va, jisai primena labai Excalibur, ir dabar pats geriausias. Nagi. Tai britiškas FV-226 Contradictions. Kuo jis ypatingas, kad jisai vėlgi turi 2 patrankas ir jam, pavyzdžiui, pereinant į siege mode, jam nereikia stot, nebūna tas bloom visas reticle ir iš esmės tu gali tuos 2 šovinius vienu metu šaut. Tenais nėra kaip su sovietų ten
tais tankais, kur turi vieną po kito šaut, arba lauki, kol užkraus abidvi ir iš esmės iššaus. Čia ne, čia iš karto 700 žalos kaip niekas. Ta prasme, čia va šitas AUP tankas, apie kurį ir kalbėjau, kuris gali pralenkti BZ-176. Ir kągi, aišku, goldo bus daug, kitų dalykų, tų lengvų tankų, mažesnių tankų, skinai tie patys. Žodžiu, pirkite lootboxus. Pirkite lootboxus, jeigu jaučiate, kad sėkmė jūsų pusėje. Jo. Na ir ką, gerbėmiai, ačiū, kad žiūrėjote mūsų paskutinį šiais metais Šarvai ir Apyniai tinklalaidės epizodą. Užbaigiam sėkmingai, gerai. Taip pat švenčiam jau metų sukaktį mūsų podcastui. Dėl to, kad mūsų idėja pradėjo vystytis turbūt gruodį. Gruodžio pabaigoje, tai... Gruodžio pabaigoje, taip. Tai mes realiai kaip ir sutiksim naujus metus, to pačiu atšvęsim ir naujus metus, ir mūsų podcasto metų sukaktį. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, gražių naujų metų ir smagių švenčių. Su jumis buvo Ugnis ir Laurynas.